Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 24 skyrius. Aš tampu Svamio ordino vienuoliu. Mokytojau, mano tėvas nori, kad aš užimčiau administratoriaus pareigas Bengalijos Nakpūro geležinkelių kompanijoje. Tačiau aš griežtai atsisakiau. Tariau ir su viltimi pridūriau: Pone, argi jūs neišventinsite manęs į vienuolių Svamio ordiną? Maldaujamai žvelgiau į savo guru. Anksčiau, norėdamas patikrinti mano pasiryžimo tvirtumą, jis atmesdavo mano prašymą, bet šiandien mokytojas maloniai šypsojosi. Puiku, rytoj aš išventinsiu tave į Svamio draugiją, ramiai tęsė guru. Aš džiaugiuosi, kad tu atkakliai siekiai tapti vienuoliu. Lahiris Mahasaja dažnai kartodavo: jei nepakviesite Dievo būti jūsų vasaros svečiu, jis neatvyks ir žiemą. Brangus mokytojau, aš niekada neabejočiau sprendimu priklausyti Svamio ordinui ir būti toks gerbiamas kaip jūs, nusišypsojau jam su neišmatuojamu prieraišumu. Nesusituokęs rūpinasi viešpatės reikalais ir trokšta patikti viešpačiui, o susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai. Pastaba. Pirmasis laiškas Korintiečiams 7:32-33. Pastabos pabaiga. Analizavau daugybę savo draugų gyvenimus, kurie gavę tam tikrus dvasinius mokslus vedė. Paskendę pasaulietinių įsipareigojimų jūroje, jie dažniausiai pamiršdavo savo pasiryžimą reguliariai medituoti. Man buvo visiškai nesuvokiama skirti Dievui antrąją vietą savo gyvenime. Nors jis yra kosmoso valdytojas, tyliai apipilantis mus dovanomis visuose gyvenimuose, vieno dalyko jis visgi nevaldo, kurį kiekvieno žmogaus širdis turi teisę nuslėpti arba atiduoti – žmogaus meilės. Kūrėjas, dėdamas gausias pastangas apgaubti paslaptimi savo buvimą kiekviename kūrybos atome, turėjo tik vieną akstiną, kad žmogus ieškotų jo tik laisva valia. Su kokiu tik švelniu kuklumu jis neslėpdavo savo plieninės visagalės rankos. Kita diena buvo viena iš įsimintiniausių mano gyvenime. Aš gerai prisimenu. Buvo saulėtas 1914 metų Liepos mėnesio ketvirtadienis, praėjus 2 savaitėms po koledžo baigimo. Vidinėme Seramporo ašromo balkone mokytojas įmerkė naują gabalą balto šilko į geltonos spalvos dažus, reprezentuojančių Svamio ordiną. Medžiagai išdžiūvus, mano guru apvyniojo aplink mane ją, kaip naujo vienuolio drabužį. Vieną dieną tu išvyksi į vakarus, kur šilkas yra labai vertinamas, pasakojo jis. Todėl kaip simbolį vietoje įprastos medvilnės parinkau šią medžiagą. Indijoje, kur vienuoliai įkūnija neturto idealą, šilku apsirengęs Svamis yra neįprastas reginys. Visgi daugelis jogų dėvi šilkinius apdarus, kurie geriau nei medvilnė išsaugo tam tikras subtiles kūno sroves. Aš nemėgstu ceremonijų, pastebėjo Šri Juktešvaras, todėl išventinsiu tave be jokių ritualų. Bibidiša arba detaliai parengtą išventinimą į Svamius sudaro ugnies ceremonija, kurios metu atliekamos simbolinės laidotuvių apeigos. Fizinis mokinio kūnas laikomos mirusiu ir simboliškai kremuojamas išminties liepsnuose. Naujam Svamiui giedama giesmė, pavyzdžiui, šį atma yra Brahma. Pastaba. Pažodžiui, ši siela yra dvasia, aukščiausioji dvasia, nesukurtasis
yra absoliučiai nesąlygojamas, neti, ne šis nei tas, tačiau Vedantoje dažnai vadinamas Sat Čit Ananda arba būtis, intelektas, palaima. Pastabos pabaiga. Tu esi jis arba aš esu jis. Vis dėlto Šri Juktešvaras iš meilės paprastumui išsivertė be visų formalių ritualų ir tik paprasčiausiai paprašė manęs išsirinkti naują vardą. Aš tau duosiu teisę pačiam išsirinkti, tarė guru šypsodamasis. Jogananda, atsakiau kiek pagalvojęs. Šis vardas pažodžiui reiškia palaimą, ananda per Dievo pažinimą, joga. Tebūnie taip, atsisakęs savo šeimos vardo, Mukunda Lalas Ghošas nuo šiol būsi vadinamas Jogananda iš Svamių ordino Giri linijos. Kai suklupau prieš Šri Juktešvarą ir pirmą kartą išgirdau tariant naująjį savo vardą, mano širdį užliejo dėkingumo banga. Kaip atsidavęs ir nenuilstamai dirbo mano guru, kad berniukas Mukunda vieną dieną virstų vienuoliu Jogananda. Aš džiaugsmingai sugėdojau keletą posmų iš sanskrito kalba parašytos Šventojo Šankaro giesmės. Jaučiantis protas, ne intelektas, ne ego. Aš esu dangus, ne žemė, ne metalai. Aš esu jis, palaiminta dvasia, aš esu jis. Neturiu nei gimimo, nei mirties, nei kastos, nei tėvo, nei motinos, nieko. Aš esu jis, palaiminta dvasia, aš esu jis. Anapus užgaidų puolimo beformis esu, prasiskverbęs į visas gyvenimo sferas, nebijantis jokios priklausomybės, laisvas esu visiems laikams. Aš esu jis, palaiminta dvasia, aš esu jis. Kiekvienas svamis priklauso senajam vienuolių ordinui, kurį įkūrė Šankara. Pastaba. Dažnai vadinamas Šankaračarija. Ačarija reiškia religijos mokytojas. Šankara gyveno dažnų scholastinių debatų metu. Keli įrašai rodo, kad neturintis sau lygių monistas gyveno 510–478 metais prieš mūsų erą. Vakarų istorikai priskiria jį 8 mūsų eros amžiaus pabaigai. Skaitytojai, besidomintis garsiu Šankaros Brahma sutrų aiškinimu, ras puikų vertimą į anglų kalbą daktaro Paulo Deuseno knygoje Vedanto sistema, System of the Vedanta, Chicago Open Court Publishing Company 1912 metai. Trumpas ištraukas iš šio veikalo galima rasti knygoje Šri Šankaračarijos raštų rinktinė Selected Works of Šri Šankaračarija, Netsen & Co. Madrasas. Pastabos pabaiga. Ne vienas žmogus negali prisiskirti Svamio vardo, nes tai yra oficialus ordinas su nenutrūkstama linija šventųjų, veikiančių kaip aktyvūs vadovai. Teisėtai šį vardą galima gauti tik iš kito Svamio, todėl visi ordino vienuoliai priklauso vienam bendram guru, šventajam Šankarai. Neturto, susilaikymo ir paklusnumo dvasiniam mokytojui įžadais daugelis katalikų ordinų labai primena Svamių ordiną. Be naujo savo vardo, dažniausiai besibaigiančio Ananda, Svamis dar gauna titulą, rodantį oficialų jo ryšį su vienu iš 10 Svamių ordino linijų. Šiems dasanamiams arba 10 pavardžių priklauso ir Giri, kalnas, kuriam priklausė Šri Juktešvaras, taigi ir aš. Tarp kitų linijų buvo Sagar, jūra, Harati, žemė, Aranija, miškas, Puri, ruožas, Tirtha, piligrimystės vieta ir Sarasvati, įgimta išmintis.
Naujas Svamio vardas turi dviejopą reikšmę ir simbolizuoja aukščiausią palaimą – Anandą, pasiektą per dieviškas savybės – meilę, išmintį, atsidavimą, paslaugumą, jogą ir harmoniją su gamta, išreikšta begalinėse vandenynų, kalnų ir dangaus platybėse. Tobulas, nesavanaudiškas tarnavimas visai žmonijai ir asmeninių ryšių bei troškimų išsižadėjimas leidžia daugeliui svamių aktyviai dalyvauti humanitariniuose ir pedagoginiuose darbuose Indijoje arba kartais ir kitose šalyse, nekreipdamas dėmesio į jokius prietarus apie kastą, tikėjimą, visuomenės klasę, spalvą, lytį ar rasę. Svamis įkūnija žmonių broliškumo principus. Jo tikslas yra visiška vienybė su dvasia. Pripildęs būdravimo ir miegojimo sąmonę mintimi aš esu jis, svamis patenkintas klaidžioja pasaulyje, bet ne anapus jo. Tik tada jis gali didžiuoti svamio titulu, to, kuris ieško vienybės su sva arba svami. Nereikia nesakyti, jog toli gražu ne visi oficialūs svamiai sėkmingai pasiekia aukščiausiai savo tikslą. Šri Juktešvaras buvo ir svamis ir jogas. Svamis, kuris dėl oficialių ryšių su senuoju ordinu tampa vienuoliu, ne visada yra ir jogas, bet kuris, mėginantis moksliniu būdu susilieti su Dievu, yra jogas. Jis gali būti vedęs ar nevedęs, pasaulietis ar vienuolis. Svamis gali eiti tik sauso samprotavimo ar šalto išsižadėjimo keliu, o jogas pasirinka tikslų ir laipsnišką kelią, kuriuo sudrausmina protą ir išlaisvina sielą. Nieko nelaikydamas savaime suprantamų jausmų srityje ar vien iš aklo tikėjimo, jogas praktikuoja nuodugniai patikrintų pratimų kompleksą, kuriuos pirmą kartą aprašė senovės ryšiai, bet kuriuo šimtmečiu joga Indijoje pagimdė tikrų laisvės sūnų, tikrų Kristaus sąmonės jogų. Kaip ir kiti mokslininkai, joga yra pritaikoma kiekvienos šalies ar amžiaus žmogui. Kai kurie neišprusę rašytojai teigia, kad joga yra netinkama vakariečiams. Tai yra absoliutus melas, apgailėtinai užkirtęs kelią daugybei nuoširdžių mokinių ieškoti įvairiopos jogos palaimos. Joga padeda suvaržyti nerames mintis, kurios trukdo visiems pasaulio žmonėms atrasti tikrąją savo dieviškąją prigimtį. Joga neturi ribų tarp rytų ar vakarų, kaip ir medicina ar nešališka saulės šviesa. Kol žmogaus protą valdys neramios mintis, tol egzistuos visuotinis poreikis jogai ar savikontroliai. Senovės ryšis Patandžalis jogą vadino proto šiukšlių kaitos kontrolę. Pastaba. Čita vriti nirodha. Joga sutra 1-2. Patandžalio gyvenimo laikotarpis nežinomas, tačiau daugelis mokslininkų jį priskiria 2 amžiui prieš mūsų erą. Ryšiai kūrė traktatus įvairiomis temomis su tokia įžvalga, jog šimtmečiai buvo bejėgiai paveikti juos. Istorikai su siaubu pastebi, kad išminčiai nedėjo jokių pastangų literatūriniuose darbuose įrašyti savo gyvenimo datas ir vardus. Jie suprato, kad jų gyvenimai yra tik laikini didžio begalinio gyvenimo blykstelėjimai ir kad tiesa yra amžina, oficialiai nefiksuojama ir nepriklausanti jiems. Pastabos pabaiga. Trumpos ir tobulos jo jogos sutros yra viena iš 6 hinduizmo filosofijos sistemų. Pastaba. 6 ortodoksinės sistemos sadaršana yra sankhya, joga, vedanta, mimamsa, njaja ir vaišešika. Į mokslą linkę skaitytojai patirs malonumą nuo šių senųjų posakių subtilybių ir plataus akiračio apibendrintų anglų kalba profesoriaus Surendranato Dasguptos knygos History of Indian Philosophy – Indijos filosofijos istorija 1 dalyje.
Cambridge University Press 1922. Pastabos pabaiga. Skirtingai nuo vakarų filosofijos, visos šešios hinduizmo sistemos apima ne tik teorinius, bet ir praktinius mokymus. Be to, kiekvienam galimam ontologiniam tyrinėjimui šešios sistemos siūlo 6 tikslias disciplinas, skirtas visam laikui kančioms pašalinti ir amžinai palaimai pasiekti. Bendra visas 6 sistemas jungianti gija yra pripažinimas, jog tikrą laisvę žmogus gali užsitarnauti ir nepažindamas galutinės realybės. Vėlyvosios Upanišados teigia, jog jogos sutros iš visų 6 sistemų turi veiksmingiausius metodus tiesioginiam tiesos suvokimui pasiekti. Pasitelkęs praktinius jogos metodus, žmogus visam laikui atsisako beverčių spėlionių ir praktinę patirtimi suvokia tikrąją esmę. Patanžalio susisteminta joga žinoma kaip aštuongubas kelias. Pirmosios pakopos jama ir nejama reikalauja kreipti dėmesį į 10 neigiamų ir teigiamų moralės principų. Nekenkti kitiems, vengti melo, nevogti, nevartoti svaigalų ir nepriiminėti dovanų. Tai pareigoja išlaikyti tyrą kūną ir protą, būti patenkintam, disciplinuotam, mokytis ir atsiduoti Dievui. Kitos pakopos yra šios: asana, tinkama padėtis, stuburas turi būti tiesus, o visas kūnas turi rasti tvirtą ir patogią meditacijos padėtį. Pranajama, pranos arba subtilių gyvybės rovių kontrolė. Ir pratyahara, jausmų išorės objektams suvaldymas. Paskutinės pakopos yra jau tikroji joga, dharana, koncentracija, dėmesio sutelkimas į vieną objektą, dhyana, meditacija ir samadhi, aukštesniosios sąmonės potyris. Tai aštuongubas jogos kelias, vedantis atsidavusi į galutinio tikslo arba kaivaljos, absoliuto link. Pastaba: nemaišyti su tauriuoju aštuongubų keliu budizme, kontroliuojančiu žmogaus gyvenimą. Teisingas suvokimas, teisingos mintis, teisinga kalba, teisingas elgesys, teisingas pragyvenimo šaltinis, teisingos pastangos, teisingas atidumas, teisinga koncentracija, samadhi. Pastabos pabaiga. Šį terminą galima aiškiau išdėstyti kaip tiesos realizavimas anapus protinio suvokimo. Gali kilti klausimas, kuris svarbesnis, svamis ar jogas, kuomet pasiekiama galutinė vienybė su Dievu, bet kokie kelių skirtumai pranyksta. Bhagavad Gitoje rašoma, kad jogos metodai yra visa apimantis. Jos technikos skirtos ne vien tam tikriems žmonių tipams ar temperamentams, pavyzdžiui, vienuoliams. Joga nereikalauja formalios ištikimybės. Jogos mokslas patenkina universalius poreikius, todėl gali būti pritaikytas visur. Tikras jogas gali dirbti pasaulietinius darbus, kuris bus lyg sviestas vandens paviršiuje, o nelengvai praskiedžiamas pienas, panašus į nedisciplinuotą žmogų. Atlikti žemiškąsias savo pareigas yra tauri užduotis. Tai tik jogas atsisako egoistinių troškimų ir noriai veikia kaip Dievo instrumentas. Yra daugybė didžių sielų, gyvenančių šiandieną europiečių, amerikiečių ar kitų šalių gyventojų kūnuose. Jos niekada negirdėjo žodžių jogas ar svamis, nors yra tikri šių sąvokų pavyzdžiai. Dėl nesavanaudiško tarnavimo žmonijai, aistrų ir minčių nuslopinimo, nuoširdžios meilės Dievui ar nepaprastų koncentracijos galių, jie yra patys tikriausiai jogai, nes eina vieno iš aukščiausių jogos tikslų – savikontrolės link. Galbūt šie žmonės pasiektų dar didesnių aukštumų, jei būtų apmokyti konkrečių jogos technikų, leidžiančių per visą savo gyvenimą daug sąmoningiau pažvelgti savo protą.
Kai kurie vakarų rašytojai jogą aiškino labai paviršutiniškai. Tačiau jos niekada nekritikavo tikri praktikuotojai. Nemažą duoklę jogai atidavė žymus šveicarų psichologas Karlas Gustavas Jungas. Pastaba. 1937 metais mokslų daktaras Jungas dalyvavo Indijos mokslų kongrese ir gavo Kalkutos universiteto garbės laipsnį. Pastabos pabaiga. Rašęs, kai tam tikras religinis metodas pristato save kaip mokslinį, jis paprastai sudomina vakarų publiką. Joga pateisina tokias viltis, neturėdama jokio naujumo, žavesio ir nesuprantamybės patrauklumo, joga vis dėlto gali pritraukti daugybę sekėjų. Jis siūlo valdomus potyrius ir tai patenkina mokslinį faktų poreikį. Be to, dėl savo plataus masto ir gilumo, garbingo amžiaus doktrinos ir metodo, jis žada net sapne nesapnuotas galimybės. Kiekviena religinė ar filosofinė praktika reiškia psichologinę discipliną. Tai yra protinės higienos metoda. Įvairiopi ir grinai fiziniai jogos pratimai. Pastaba. Čia daktaras Jungas turi omeny hatha jogą, specialią kūno padėčių ir technikų atšaką, sveikatai bei ilgamžiškumui gerinti. Hatha joga yra labai naudinga, nes duoda puikių fizinių rezultatų, tačiau šios šakos beveik nepraktikuoja jogai, siekiantis dvasinio išsilaisvinimo. Pastabos pabaiga. Taip pat reiškia ir psichologinę higieną, kuri gerokai pralenkia įprastą gimnastiką ir kvėpavimo pratimus, kadangi yra ne vien mechaninė ir mokslinė, bet ir filosofinė. Treniruodama įvairias kūno dalis, jis sujungia jas su dvasinė visuma. Tai aiškiai matyti, pavyzdžiui, pranajamos pratimuose, kur prana yra tiek kvėpavimas, tiek ir universali varomoji kosmoso galia. Kai žmogaus atliekamas darbas kartu yra ir kosminis įvykis, tuomet kūnų patirimas poveikis, pasiskirstimas, susilieja su dvasinėmis emocijomis, universali idėja. Ir taip gimsta gyvybingas vienetas, kurio negali sukurti jokia technika, net ir mokslinė. Jogos praktika būtų neįmanoma ir neveiksminga, bet tų idėjų, kuriomis pati remiasi. Gana neįprastų ir užbaigtų būdų joga jungia kūniškumą su dvasingumu. Rytuose, kur būtent buvo išplėtotos šios idėjos bei praktikos ir kur kelis tūkstantmečius nenutrūkstama tradicija sukūrė reikiamus dvasinius pamatus, joga, mano nuomonė, yra tobulas, neabejotinas ir tinkamas metodas kūnui su siela sujungti, kad jie taptų viena. Tokia vienybė kūrė psichologinį polinkį, leidžiantį pasiekti tokią intuiciją, kuri peržengia sąmonės ribas. Artėja diena vakaruose, kuomet savikontrolės mokslas taps nemažiau svarbus už išorinį gamtos užkariavimą. Naujas atominis amžius pamatys, kaip išsiblaivys ir prasiplės žmogaus protas nuo dabar neginčiamos mokslinės tiesos, jog materija iš tiesų yra energijos koncentratas. Daug subtilesnė žmogaus proto galios gali ir privalo išlaisvinti tobulesnės energijas nei glūdinčias akmenyse ir metaluose, kad neseniai nuo saito paleistas atominis materializmo gigantas neatsigręžtų į pasaulį su beprasmišku naikinimu. Pastaba. Platonas savo istorijoje Timajas apie Atlantidą mini tobulesnį mokslinį gyventojų žinojimą. Tikima, kad prarastas žemynas pranyko apie 9500 metais prieš mūsų erą dėl gamtinių kataklizmų. Visgi kai kurie metafiziniai rašytojai tvirtina, jog Atlantida buvo sugriauta dėl jų piknaudžiavimo atominę energiją. Neseniai du prancūzų rašytojai sudarė Atlantidos bibliografiją, Bibliography of Atlantis, kurioje esama
per 1700 istorinių ir kitokių užuominų. Pastabos pabaiga.